Vaikai mėgsta saldainius, moteris visokias suknelės, o vyrai mėgsta savo saldainius. Ilgai rinkau, noriu parodyti, ką aš rinkau. Už tai, kad parodysiu šitą video, aš gavau Temu promo kodą ir galėjau 150 eurų prisipirkti visokių žaisliukų, tai noriu jums parodyti, ką tokio gerą gavau. Ir Temu duoda jums irgi 100 eurų promo kodą, kurį jūs rasite mano puslapio aprašyme. Jį reikia nukopijuoti ir nueiti į savo Temu accountą ir tiesiog į paiešką įvesti. Ir jums iššoks ten 100 eurų promo kodas. Užsisakyti irgi visokių dalykų galėsit nemokamai atsisiųsti. Ir jeigu nepatiks, galėsit grąžinti. Žinau, Temu visai gerai grąžino. Tai va, ką aš čia turiu. Vienas iš pirmųjų dalykų, kurį aš įsimečiau, žinau, kad tikrai reikia. Bet toks labai keistas laidas. Čia yra iš tikrųjų labai specifiniais atvejais, labai praverčiant. Bet daugiausia laiko tai jisai laukia. Pagarbioje vietoje padėtas ir jau kai prireikia jo, tai nieks kitas negali ir pakeisti. Čia va yra ilgas laidas, šitas galas įsikiša į telefoną. Šitas galas yra kamera su lemputė. Jis instaliuoja specialią programėlę ir viską matai, ką mato šitą kamerą. Čia yra kietas laidas, matot, kietas. Čia aš pasimiau 5 metrus. Ir koks jo pointas, kad gali kažkur įkišti ten, kur negali lyst, kur raktai iškrito. Va, kur jie. Arba, o kas slepiasi po sofą. O dieve, geriau nežiūrėkit, kas slepiasi po sofą. Kodėl aš noriu jį prasisiųsti, tai norėsiu daryti nuotekų valymų renginių infiltracijos inspekciją. Kažkada, kai prisiruošiu, todėl kad ta infiltracija negali būti įrengta prie medžio, pas mane visur yra medžio ir ten šaknis gali įlysti į vidų, užkimšti viską, tai man labai įdomu pasižiūrėti, ar nereikia ruoštis remontui. Aš tiesiog turiu papasakoti jums apie šitus žaisliukus ir štai aš juos galiu pasilikti. Ir nepavydėkit, jums irgi yra 100 eurų kodas, už juos irgi galėsit išsirinkti. Man atrodo, kad už tą kodą renkantis negalima visų šiandien prekių rinktis, nes pas mane buvo limituotas jų pasirinkimas, bet sugebėjau užknisti kažką įdomaus. Kitas žiauriai įdomus žaislas. Jeigu su medžiu kažką dirbi, tai visi susidūręs, kad reikia kartais drėgmę pamatuoti. Buvau nusipirkęs tokios 2 datėlės, įkiši rodo. Bet man nepatiko, nes kitoj vietoj įkiši kitaip rodo, tai kas yra normalu, medis nevienodai, bet jeigu giliau ar per mažai giliai įkiši vėl kitaip rodo ir galiais nustojo rodyti. Kadangi visgi planuoju prieiti prie prities ir tam tikri eksperimentai, žiūrėti, kiek sudrieko po naudojimo, prieš naudojimą, kiek išdžiūvo, kaip išdžiūvo, labai man šitie dalykai aktualūs bus. Tai va čia yra toks aparatas. Čia mygtukas įjungia. Tiesiog šitas mygtukas pasirenki ar minkštą medį kaip pušis, ar kietą medį kaip kažkoks ąžuolas, dar yra betonas ir yra gipsas. Lauke stovi, rodo, kaip čia užholdinti. Va, rodo 15 drėgmė. Tai yra visai normalu. Kelios dienos nelyjo, tai va ir pradžiūvo. Jisai matuoja kažkur va tokiam gilį, tokį paima plotą ir viso jo vidurkį. Ne tik tam atstumia grinai tarp tų 2 skylių, kur smeigiamasis, bet šitas yra neinvazinis, jisai kažkokiom ten radio bangom dirba ir jisai iš karto rodo labai greitai. Nu, vat galim žiūrėti, ranką pridedu ir sako, oi, labai drėgnas medis. Aišku, čia ranka nėra medis, dėl to netinkamai tą drėgmę rodo, bet čia yra 12. 13,8, čia yra 14,7, vat labai skiriasi, o jeigu papačią pamatuosiu ir užholdinsim, va pamatavau papačią, užholdinau, 8, reiškia pačioje nelyja, jisai pradžiūna labiau. O, slyva drėgnesnė, o įdomu kaip beržas. Kiek jis spaus, čia kažkoks kaulavaisis. Kaulavaisiai drėgnesni, švieži kol. O, termomedis. Nu, pasižiūrim, čia ant drėgmės, čia lyja ant jo dažnai. 14. O čia, kur prilyja, oi, čia jau bus. Oi, viršyje norma. Bet, pavyzdžiui, po celofanu mes galim neinvaziškai iškart matuot. Tik 9. Einam bananišką. Namai. Mes turim softwoodą. Oho, kodėl toks drėgnas tu? 16. Kaip taip laukia labiau išdžiūna? Pasižiūrėkit. 14. O, kad tave kur. Matai namie koks natūralus drėgnumas. Va. 13,8. 13,8. Dabar perjungiau hardwoodą ir stalas. 8. Šiaip aš klausiau ChatGPT, kad galbūt geras mėgiamas yra tikslesnis, bet patį principą matyti iš karto susivok čia drėgniau, čia sausiau. Šiaip pačiupinėjus, nu, nepasakysi, taip labai reikia būti jau jautrą ranką turėti. A su šitu va iškart matau 8% mažiau. Šitas gerulis, tą pirmą išpakavau.
Aš turėjau daryti tokį videką, kaip aš atplėšiu ten pirmą kartą žiūriu, bet aš neprisirašiau daryti, o neištvėriau nepasižiūrėjęs. Tai šitas buvo pirmas, kurį išpakavau. Ir taip kiekvieną dieną vis po kažką vis išpakuodavau. Esat kada nors matę? Aš galvoju, čia feikas, ne feikas, jis kažkoks toks paspaudė mygtuką, užsidega lemputės, dabar 3 ir pilnai pakrautas. Šitų labai didelis pasirinkimas buvo, tai žiūrėjau prašymus, nes jie visi atrodo vienodai, visų kainos ten svyruoja nuo iki, tai bandžiau išrinkti tokį, kad tikrai gerai pūstų. Aš jūs papūsiu, gerai? Pasiruošę? Biškį ausis užkemšam? Pagavau. Jisai yra dulkiam nupūst. Rimta jėga, ne? Kam aš jį naudosiu, o paprasčiausiai, o iš tikrųjų žiauriai dažnai būna kažkur kažką atpjoviai. Kaip pavyzdžiui sieną, jau darai sieną ir tu jau ten uždarinėjai viskas jau. Arba ten pavyzdžiui dėsi vatą ir būna jau ta vieta dulkių prikritę ir tipo eit gali su siurbliu. Ką aš iš tikrųjų dažniausiai ir dariau 9% jau kiek kantrybė man leido visur pradėjau su siurbliu prieš uždarydamas. Daugumą atveju galėtų tiesiog pakelt dulkes ir jas nupūsti ir visas suostyt. Ir paskui pjoviai metalą kažkokį ir pavyzdžiui nukrito dulkę, ne? Ir iš karto rūdį tokią paliks. Susitvarkai. Kiek žaidžiau, vis dar 3 padalos, tai manau, kad čia nereikia dažnai krauti, nes dažnai nereikia naudoti. Ir paskutinis mano žaislas. Aš tik tai jau savo pagrindinį namą statydamas atradau tuos lazerinius matuoklius. Nes man reikėjo 16 langų išmatuoti. Vokiškas faktorius patį rėmą darant, plus dar putas dedant, jau ten nuo to brėžinio realus gaunas nuokrypis apie iki 1,5 cm. Tai man reikėjo persimatuoti, kai yra, pavyzdžiui, anga su metru, tu ateini ir taip, tas metras taip užlinksta, nes tau reikia, nes ne iš išorės reikia matuoti, o iš vidaus. Ir tu tą metrą taip užlinki ir taip, ten spėjai, kiek ten 6 mm paklaidoji spėjai. O šitie lazeriai. Reiškiasi, čia yra atstumo matuoklis. Spaudžius vieną kartą mygtuką, jis iššauna lazerį, matot? Ir antrą kartą paspaudžius, jis užfiksuoja ir parašo, kad tai yra lygiai. 39 cm, palauk, čia milimetrais gaudo. Radau kaip perjung, dabar jau milimetrais rašom, tai antras testus. 37 cm, 1 mm. Ir kitas įdomus bairis, kuris mane nustebino. Šičia jis rašo laipsnius, matot? Aš padedu kaip gulšiuką ir rašo 3,6 laipsnių, kreivą, jau čia žemyn, jau reiškia 3,6 jau stipriai krintinė, čia yra ant kalno pastatytas šitas. Tai būtų tiesiai. Geras. Pseudo gulšiuką gali naudoti jį, bet iš esmės tai turbūt tie procentai skirti, kad matyt, ar tikrai tu stačių kampų matuoji, pridėjai prie sienos, gal tu va taip biški rodai ir gausis spindulys ilgesnis, jeigu nori statmenį pamatuoti. Tai reiškia prisidedi, žiūri, 217 cm, 4 mm. Tai va, aš tokį irgi turėjau nusipirkęs iš parduotuvės, kurios negaliu minėti, nes tokios sąlygos reklamuojant šitą. Tai man jisai ar dulkių prigaudė, ir ką ten buvo, jisai pigesnis ir jisai nustojo matuoti. Bet jis man labai patiko, išskyrus tą momentą, kad kai jau pradėjo grybauti, aš neiškart pastebėjau ir porą pjaunų dalykų, galvoju, ką čia nesutampa. Tai jeigu jau strojkiai naudoji, ne šiaip ten su tapkutėm kažką pasimatuoti atvažiavus, tai tada reikia jį laikyti pagarbiai, nedaužyti, nemėtyti ir dulkės jo nevalioti. Tai va tiek žaislų prisisinčiau, buvo žiauriai įdomu kiekvieną dieną vis išpakuoti naują. Kaip tai būna tie advento kalendoriai, kur vis kiekvieną dieną gali saldainiuką išsimti, tai aš taip išsiminėjau, džiaugiausi. Tai va tokie tie vyriški žaisliukai. Aš kaip nelabai rimtas grybautojas, tai kas čia per grybai, sakykit. Prie mano namų pridygo pilna, čia prie pat namų. Sandėliuko saga tęsiasi. Tikiuosi šitų varžtų ir gumelių įdėję daugiau. Negu kad pagal brėžinį reikia, ne? Nori, nenori, viena kita nuskrenda į krūmus. Jeigu vizualiai matysis, kad ties namas toks yra taip išsisukęs, nėra taip tiesiai. Ta, kad nėra čia tobulai pas mane išlyginta, bet aišku, turint omeny, kaip čia buvo. Iš viso šlaitas ir kaip aš padariau, tai beveik idealiai. Stogą jau dedant, įstrižainės, kai nesueina. Reik biški stumt namą vieną kampą į vieną pusę, kitą į kitą. Čia visur yra skylutės, viskas padaryta. Čia yra pagerintas, šiaip tie metaliniai būna plonesnė skarda. Čia yra storesnė, nesiminu kokia, bet tokia storesnė. Duotas tarpinukės, viskas sukasi į skylutės. Viršaus nežinau, čia galim bus lipti. Bet vien įvertinus tai, kas liko iš instrukcijos, matot, va.
Darbai vyksta, bet baigėsi statyba. Šiandien ką vaikui temperatūrą reikia važiuoti, kažkokį visų nupirkti. Užsidegė lemputė, engine check. Greičių dėžės magnetas, sakė iš karto. Paprasta procedūra, nepatinka man. Iš karto greičių dėžė. O čia yra 15 subarikų aplinkui. Klausykit, vien tik suvarikus tvarko. Elektromagnetas, greičių dėžė, jų yra 6, 3 iš jų paleidinėja nuo senatvės, tokia amžiaus automobilyje. Važiuot galima nesuges mašina, bet gali pradėti trūkčioti. Spardytis. 2 savaitės eilė, važinėk, lemputė išmes, neišmes, važiuok ant dujų, viskas gerai, iki 300 eurų. Pasidalinkit, kas vairuojat Subariką ir pasidalinkit, kas iš jų tvarkotės pas Tautvydą motorų gatvėje. O kokis draugelis atskrido. Labas, draugelį, išbandai naują vietą nusileist? Gerą vietą nusileist. Čia va daržai, gali pamanyti daržovių ekologiškų pavalgyti. Nu va, stovi durelės, kaip ir pergyvenau. Rankina biškį nenori darinėtis, kai išėmu šitą akmenį. Tai, kad biškį tas kampas pasėdęs. Ir tada čia nesigauna lygumas ir tada liežuvėlis truputį aukščiau atsimuša ir neįlenda. O dabar va, yra raktai, gal 6. Praktiškai tokiam pagal dydį tai būtų galima ir gyventi. 9 kvadratiniai metrai. Aš esu Indijai matęs ne vieną tokį iš daug plonesnės kartos namą, kur jie ir gyvena. Problema ta, kad reikia ant stogo auginti moliūgus, nes jų lapai dideli, pasidengia, tada netaip karšta. Nes kai stogą kala saulė, tai čia viduje įsivaizduot, koks gyvenimas geras. Nu, esmė, kad nelyja. Jūs pasižiūrėkit, kaip aš gražiai čia įkomponavau į šitus krūmelius šitą nuostabų sandėliuką. Tai lietvamzdžiai labai tokie kūdi, tai reiškia, turbūt bus nelabai prieit lapus išvalyti, o čia lapų prikris per mėnesį ir bus tiek ir naudos. Bet aš jų uždėsiu, nes dizainas frontalinis bus gražesnis. Frontalinis. Ten instrukcija rašo, kažką patepti reikia tiesą. Aš nekėjau vakar su pažįstamu skardininku, tai sakė, negalima silikono dėti prie skardos, nes kažkokia reakcija vyksta, kažkas ten vyksta. Žodryje. Specialių ant skardų skirtus tepalus. Aš einu pažiūrėsiu, ką aš gerą turiu iš vis. Viskas, ką radau neuždžiūvusią, tai rąstinių namų sandariklis linų sėmenų pagrindu. Šitas nebus blogiau, jeigu aš jau užtepsiu. Nu ką, surinkau viską, beveik detalių neliko. Ala, kažkokia čia dar liko. Aš dar apie ją pagalvosiu. Yra lietvamzdžiai čia dedasi. Lietvamzdžiai nėra lietvamzdžiai, bet yra lotakai, kurie čia nuo lapo, manau, kad susikiš. Yra dar nepanaudoti varžtai, prisukti jį prie pagrindo, jeigu jis būtų kokios nors trinkelės, tarkim. Tada čia turim pilną vietas ir turime net langą, kuris atsidaro. Prašau. Ir čia vakarinė saulė labai gražiai švies ir viską taip gražiai nušvies. O čia ne viena detalė, liko čia 4. Jas čia kažkur kažką reikėjo čia įdėti ant čia, bet tai neįdėjau ir nieko. Stovi. Nežinau, kuom tai baigsis, bet įdėjau palapinės kalbą. Čia ne ta nauja mūsų didžioji, bet aš turiu tokią, nu tipo vienam, kur patogu, nedidelė. Ar ten, man atrodo, pelė buvo įlindus. Nu, tokios dėmės atsirado, bet mižalais nesmirda pelių. Nu, nėra, kad visiškai būtų kaip naujai įsiskalbus yra. Ten tos įsisenėję dėmės likę, bet šiaip tai gaivumo iš karto, pažiūrėkit. Tokia šviežutė, tik prasidžiovint gerai ir galėsiu išbandyti. Nu va, atšviežinta kaip nauja. Graži, galim važiuoti kad nors.